Nu ką, labukas, norėjau pašnekėti šiandien apie dantis, bet pradėkime pirmiausia nuo pirmojo pratimo. Stojam ant 4 ir vadinamasis donkey kick, pėdą į viršų ir pulsuojam. Gerai, pasirašam ir 3, 2, 1, let's go. Ir pulsuojam. Dabar žiūrėk, kad tavo kelienas per žemai nenusileistų. Tokia truputėlį gaunasi kaip linija nuo galvos iki kelieno, ne? Ir tada, kai tu pulsuoji, tai jau tik tai į viršų, ne? Žemiau stenkis, kad nenusileistų. Tai va, čia bus pirmas pratimas, o antras pratimas bus toks pats, biški žiaurė, ne? Antras bus toks pats, tik tai kita koja. Jeigu pavargai, jeigu pradėjo skaudėti labai, nuleisk koją, kelk iš karto atgal, toliau daryk. Dar 25 sekundės, reiškia 50 sekundžių bus pratimas, 10 sekundžių pakeitimui. Tai tu nesijaudink, žinok, paskutinis pratimas bus lengviausias. Jau ant galo paliksim, kas lengviau. Gerai, keičiam koją. Truputėlį pasiruošk, atsipalaiduok ir už 3 sekundžių 3, 2, 1 ir toliau pradedam į viršų, pulsuojam. Ką aš norėjau pasakyti apie dantis, norėjau pašnekėti apie dantis. Pradėjau dirbti pusę etato truputėlį dantų klinikoje ir pamačiau, žinokit, kiek žmonės išleidžia ten tūkstančiais ant dantų. Ir supratau, kad, oh my god, reikia labai prižiūrėti dantis. Tai dabar iš tikrųjų po kiekvieno valgio pradėjau, čia gal kitiem normalu, bet, kaip sakoma, ryte vakare, ne? O aš pradėjau dabar po kiekvieno valgio dantis valytis. Gerai, dar 3 sekundės, 3, 2 ir paleidžiam. Dabar tas pats, liekam toj pačioj pozicijoj, bus į šoną kelsim koją ir ištiesim ir atgal. Vidury pratimo pradėsim tik į viršų pulsuoti. 3, 2, 1, let's go. Ir pakeliam, ištiesiam atgal į apačią. Pakeliam, ištiesiam atgal į apačią. Toliau taip dar 20 sekundžių. Ir tada mes pakeisim, pradėsim tik tai pulsuoti į viršų. Tik tai 1, 2, 3. Tai va, apie dantis irgi nusipirkau dar tokį, aš nežinau, kaip jisai vadinasi, irigatorius. Yra toks žodis dantim. Toks kaip su vandeniu, ne? Gerai, pradedam pulsuoti dabar. Pulsuojam į viršų paprastai. Keliam į viršų, į apačią. Į viršų, į apačią. Į viršų, į apačią. Mūsų sekantis pratimas bus tas pats, tik į kitą pusę. 5 pratimai iš viso, ne? Tai dar porą sekundžių ir viskas. Keičiam kitą pusę. Tas pats, keliam į viršų, ištiesiam atgal į apačią ir vidury pratimų pulsuosim tiesiog į viršų. Pradedam. Up, down, up, ištiesiam atgal į apačią. Up, ištiesiam atgal į apačią. Tai va, čia bus toks sunkiausias paskutinis pratimas ir paskui dar 5 darysim bridge tiltą. Tiesiog ant nugaros atsigulsim ir kelsim klubus, spausim sėdmenis į viršų. Gerai, dabar pulsuojam tiesiog į viršų. Pulsuojam 1, 2. Toliau. Tai va, nusipirkau aš tą tokį irigatorių su vandeniu valytis dantis, ten tas srovė tokia, ne? Ką aš dar, šiaip su tokiu šepetėliu tarp dančių, tai aš kiekvieną vakarą, kad neliktų maisto. Gerai, viskas, paskutinis pratimas, ant nugaros gulam. Čia beje žvakę pamiršau uždegti, nieko. Ir tiesiog klubai eis į viršų pas mus. Čia tai iš vis lengva dabar bus. Ir suvesim kelius, kai viršuje. Gerai, keliam, suvedam į apačią. Keliam, suvedam, atidarom į apačią. Galima šitą pratimą, tarkim, jeigu norėsi dar kartą pakartoti visą šitą rutiną, perfectly gali padaryti kokius 3 užėjimus, ne? Tai gali paimti dar svorį ant klubų užsidėti, kad būtų biški dar sunkiau, ne, jeigu per lengva gal. Arba gali irgi gumą virš kelių užsidėti ir gali tada netgi nesuvesti šitų kelių, ne, bet laikyti
kaip pasakyti, praskiestas kojos, ar ne, laikai, kad būtų tas toks įtampa būtų. Nu ir viskas, 3, 2 ir 1, viskas, užbaigiam šiandien. Gali pasižiūrėti, pas mane yra rutinose apatinės kūno dalies pratempimas arba viso kūno prasitampimas. Tai vat, labai gerai čia būtų sėdmenim irgi. Nu, o šiaip tada prižiūrėkit dantis ir see you in the next one. Susitiksim sekančiam. Bye bye.